Suzanos Isern ir Rosijo Bonilo pasaka Čia ne džiunglės. Ne, ne, ne. Viskam sakyti ne buvo labai smagu. Paula galėjo daryti, ką tik panorėjusi. Paula, prašau, susitvarkyk kambarį. Ne. Paula, prašau, persirenki. Ne. Paula, prašau, eik praustis. Ne. Paula, prašau, pavalgysiu, nusinešk savo lėkštę į kriauklę. Ne. Viskas aplinkui susijaukė. Tačiau Paulai tai nei kiek nerūpėjo. Ji buvo susižavėjusi savo mažytę netvarką. Paula, prašau, apsivilk pižamą. Ne. Paula, prašau, gulkis į lovą. Ne. Viskas čia greitai virs džiunglėmis, galiausiai jai tarė mama, bučiuodama ir linkėdama saldžių sapnų. Ir tuomet prasidėjo. Staiga jis atsirado Paulos kambaryje. Ją iš miegų prižadino tikras viesulo gūsis tiesiai į veidą. Tik tai buvo visai ne viesulas, o miegančio liūto alsavimas. Jo knarkimas grumėjo tarsi griaustinis. Išsigandusi ir suglumusi, kad tik nepažadintų žvėries, Paula tylutėliai ištipeno iš kambario. Tačiau liūtas nebuvo vienintelis netikėtas svečias. Čia jis susidūrė ir su 2 tukanais, kurie be paliovos kranksėjo ir mosavo sparnais. Garsas buvo tiesiog kurtinantis. Koks triukšmas, skundėsi Paula. Bet paukščiai jos nepaisė ir toliau siaubingai spygavo. Paula užsikimšo ausytes ir nubėgo tėvų kambario link. Tačiau kitame kambaryje savo tėvų ji nerado. Jų vietoje karaliavo meškinų šeima. Kur mano tėvai? Šie daiktai priklauso jiems. Viskas privalo gulėti savo vietose. Meškos smalsiai nužvelgė mergaitę, bet ir toliau puošėsi bei vaipėsi. Paula užėjo į vonios kambarį, užvėrė duris ir ramiai atsiduso. Tačiau staiga jai užgniaužė kvapą, vos tik pamatė milžinišką hipopotamą, besimaudantį jos vonioje. Lauk iš mano vonios, jis suskils, sušuko Paula. Bet hipopotamas į ją nekreipė nei menkiausio dėmesio. Ir toliau laiminga sau pliuškenosi. Svetainėje viskas atrodė ne ką geriau. Grupelė šimpanzių smaginosi, vieną po kito plėšydamos jos mėgstamiausios komiksų kolekcijos puslapius. Palikite ramybėje mano knygeles, maldavo Paula. Tačiau šimpanzės į ją nei nepažvelgė ir toliau plėšė puslapius, nepalikdamos nei vieno. Paulai pradėjo gurgti pilvukas, juk ji vis dar nebuvo pusryčiavusi. Bet virtuvė taip pat jau užimta. Aš noriu valgyti, čia tuoj nieko neliks. Bet gyvūnai nei neketino nutraukti šios puotos ir toliau kimšo viską, kas tik pakliuvo po ranka. Paula prisiminė, kad šiandien šeštadienis ir jai yra plaukimo pamoka. Mergaitė nubėgo į skalbyklą ieškoti kuprinės. Mano maudymosi kostiumėlis, nardymo akiniai, tučtuojau grąžink man viską. Paula nuliūdusi išbėgo iš skalbyklos. Ji pagalvojo, kad turbūt būtų geriausia ištrūkti iš namų ir šio košmaro. Galbūt kaimynai žinos, kur jos tėvai ir galės jai padėti. Tačiau kieme ji išvydo kai ką netikėto. Jos namai buvo pradingę, o vietoje jų vešėjo tikriausios džiunglės. Tikros džiunglės su medžiais, vijokliais, vešlia augmenija. Ir ramiai, lyg niekur nieko,
jose bruzdančiais gyvūnais. Visi, lauk iš čia, pareikalavo Paula. Ir tada ji pastebėjo kai ką siaubingo. Jai kyšojo gauruota uodega. Paula pažvelgė į savo atspindį ežero vandenyje, kur kaip tik pliuškenosi drambliai. Ji negalėjo patikėti savo akimis. Čia ne džiunglės, sušuko, o aš ne laukinis žvėris. Paula pradėjo lakstyti po džiunglės. Staiga po palme ji pamatė žaislų skrynę, o visai netoliese aptiko vieną iš savo žaisliukų. Mergaitė pagriebė jį ir įmetė į skrynę. Lygiai taip pat surado kelis stiklo rutuliukus, piratės kostiumą, žaidimo kortas. Bandydama viską surinkti, vis kartojo, čia ne džiunglės. Paulai dėliojant savo daiktus pamažu grįžo tvarka. Aptikusi savo dantų šepetėlį, išsivalė dantukus, paskui išsimaudė atpalaiduojančioje burbulų vonioje. Galų gale ji pasijuto tokia pavargusi, kad ėmė ir giliai įmigo. Kitą rytą Paulos mama ją bučiniu pažadino iš miego. Apsidairiusi aplink, Paula lengvai atsiduso. Viskas vėl grįžo į savo vietas. Nebebuvo nei laukinių žvėrių, nei medžių, nei vijoklių. Labas rytas, Paula, kaip miegojai? Paula palietė užpakaliuką. Uodegos lyg nebuvę. Ji dar kartelį atsiduso. Kaip manai, gal eime pusryčiauti? Gerai, mamyte. Tik pirmiausia, leisk man susitvarkyti. Juk čia ne džiunglės.